Labadiena. Labai ačiū, kad priimėte tokį būrį. Aš kalbėsiu apie tokius sėklesnius dalykus, apie pinigus šiek tiek, bet bandysiu susijęti su laime. Taigi, šių metų skaitimų tema yra Lietuvos švietimas, laimingos visuomenės paieškos. Ekonomistai gerovę ir laimę paprastai matuoja, yra įpratę matuoti bendro vidaus produktų vienam gyventojui. O kadangi ištekliai yra riboti, tai reiškia, kad siekiama su tais ištekliais pagaminti kuo daugiau, o tas santykis yra, aš labai stengiuosi, nes perspėjau, kad ar tai būtų, kad tas santykis yra efektyvumas. Ir tada čia yra klausimas, efektyvumo klausimas, bet kuriuose veiklos srityse, tame tarpe ir švietime. Tačiau paskutiniai, taip vadinami laimės ekonomikos tyrimai, tą paradigmą arba tą rodiklį bendro vidaus produkto kaip kertinį ekonomikos akmenį gana smarkiai pajudino. Štai, yra tyrimai, kurie rodo, jog, tarkim, Jungtinių Amerikos valstijų bendras vidaus produktas vienam asmeniui 30% didesnis nei Prancūzijos, bet gyvenimo standartai yra panašus. Aš demonstruoju tą paveikslėlį, gyvenimo standartai yra juostos, o bendras vidaus produktas vienam gyventojui yra skaičiai parašyti. Štai 100% Jungtinių Amerikos valstijų, o Prancūzijos tik 70% nuo to. Vėl, jeigu lyginsim Singapūrą ir Kanadą, tai bendras vidaus produktas yra vienodas vienam gyventojui. Tuo tarpu gyvenimo standartai Kanadui dvigubai aukštesni negu kad Singapūre. Ir galima kitaip bandyti pasakyti panašų dalyką. Štai, kokia galimybė jums būtų labiau priimtina, uždirbti $50 000 per metus, kai kiti uždirba vidutiniškai dvigubai mažiau, 25, ar uždirbti jums $100 000, kai kiti uždirbtų $250 000. Ir atsakymas, kaip nebūtų keista, yra pirmas variantas, labiau paplitęs, bent tą atsakė Harvardo išmintingi studentai. Ir lietuviams nereikėtų plaktis dėl liktai lietuviškos savybės pavydo. Pavydas yra būdingas, bet galima tą vadinti visiems žmonėms, bet galima tą vadinti ir kitaip. Žmonėms yra reikšmingas statusas visuomenėje. Ne tik tai, kiek jie vartoja, ne tik tai, kokias gerybės jie turi, bet ir kokiam kontekste jie gyvena. O kiek vartoja kiti, ant kokio visuomenės laiptelio jie yra. Tai štai labai svarbu yra taip pat ir nelygybė bei socialinė atskirtis. Jeigu yra įprasta, kad žmonės dalyvauja visuomeniai, tie, kurie negali dalyvauti, neturi pakankamų išlavinimo, neturi darbo, jie jaučiasi prastai, ne tik todėl, kad jie negali tiek vartoti, kiek dirbantis, o kartais galbūt ir gali, bet vis tiek jaučiasi blogai. Ir yra paaiškinimai, štai ne tik sociologijai, tokie, kad yra svarbu padėtis visuomeniai, bet ir psichologijai, kad priprantama prie didesnių pajamų, prie gerovės ir norai, siekiai juda į priekį panašių tempų, kaip ir jų patenkinamas. Ir vis vejamasi kaip voverė rate, arba sakoma, tokios žiurkių lenktynės, vis daugiau ir daugiau. Taigi, kas yra svarbiau, pajamų dydis ar teisingumas? Išvada radikali, žinoma, būtų kraštutinė nei viena, nei kita neteisinga, nes štai Kanadoje taip pat reikia geros ekonomikos, kad žmonės jaustųsi laimingi. Ir ne tik tai tinkamo paskirstymo, ne tik tai teisingumo. Iš tikrųjų, efektyvumas siejamas su tuo, kaip riboti tie ištekliai paskirstomi visuomeniai įvairiausiam gerybėm gaminti ir paskui jau tenkinti vadinamos neribotus norus ar poreikius. Ir iš kitos pusės yra svarbu teisingumas, o teisingumo teorijos remiasi prielaida, kad žmonės yra visi lygus. Tik tai tiek, kad kyla klausimas, o kokio pobūdžio yra lygybė. Labai suvalgarinama, kad jeigu algos bus lygios, tai žmonės tada bus lygus. Anaip tol, jeigu vienas žmogus iš algos moka už vaiko studijas, o kitas nemoka, anaip tol jų gyvenimas nėra lygus uždirbant vienodas algas. Ir teisingumo teorijos gali padėti suprasti, kokios lygybės reikalaujama. Bet ekonomikos mokslas čia yra visiškai bejėgis. Tik tai blogai, kad ekonomistai nekreipia dėmesio į tai, kad žmonės
turi atsakymus, kas tai yra teisingumas, nesvarbu, kad tie atsakymai yra skirtingi. Ir kalbama, lyg tai teisingumas neegzistuoja. Ekonomistai kalba tik tai apie BVP ir panašius kitus dalykus. Nekalba apie paskirstimą. Taigi, teisingumo sampratos yra įvairios. Ir, žinoma, labai paprasta skirti formalų materialų teisingumą esant vienodom taisyklėm, bet gali būti nepakankami ištekliai vieniems studijuoti, o kitiems tie ištekliai yra pakankami. Utilitarizmas, kad teisinga propaguoti gabiuosius, kadangi jie visuomenė yra labiau naudingi. Tačiau ar gabumai ir gebėjimas mokytis yra įgimti, ar jie yra įgyti ir priklauso nuo sąlygų, kuriuose vaikas augo. Meritokratija, teisinga proteguoti labiau besistengiančius. Bet vėl, kaip atskirti, ar savarankiškos pastangos, ar tos pastangos susiformavo gyvenant tam tikram socialiniam sluoksniui, tam tikroje šeimoje. Visuomenės reprodukcijos procesas vyksta per įpročius, kuriais asmuo veikiamas išorinių jėgų ir asmuo yra įtakojamas norėti to, ką jam siūlo jo visuomeninis statusas. Tai yra svarbu, kad norai taip pat atsiranda, svarbu norų norai. Kodėl vieni žmonės nori, kiti nenori, vieni žmonės nori norėti, kiti nenori. Tai priklauso taip pat nuo to, kur jie augo, tarkim, kokia buvo aplinka. Kompensavimo principas yra labai svarbus, kompensuoti socialinės kilmės bei gamtos padarytą skriaudą. Bet žinoma, kad yra labai kritikuojama iš utilitaristų ir meritokratų pusės, kadangi tai ekonomiškai nepagrįsta, tai menkinamas gebesniųjų moksleivių ir studentų potencialas. Man visada kyla tokiu atveju prieš akis liftai, keltuvai tokie mūsų fakultete, kurių kaina rodos vieno apie 40 000 litų. Kiek galima buvo nupirkti knygų sveikiems studentams? Kaip neefektyviai panaudotos lėšos? Bet šito reikalauja Europos Sąjunga. Mūsų nelaimė. Kitai matyti nebūtų jų. Platus sutarimas, kad vaikų ir jaunuolių ateitis neturėtų priklausyti nuo veiksnių, kurie negali pakeisti, tame tarpe ir jų socialinės kilmės. Taigi nepriklausomai nuo to, kad tos teisingumo sampratos yra labai įvairios, bet yra tam tikras susikalbėjimas arba pripažinimas dėl bendriausių dalykų. Ir štai, kada mes žvelgiam, kaip siekti efektyvumo arba gerovės ir teisingumo, verta kalbėti vėl apie efektyvumą, kad jį gali užtikrinti rinkos. Pripažįstam, kad rinkos ekonomika yra gerai, tačiau rinkos veikia tik tam tikrom sąlygom, o yra taip vadinamas bendrosios rinkos nesėkmės, aš jų neaptarnėsiu visų, bet viešosios gėrybės tai krašto apsauga. Informacijos asimetrija, ties neapibrėžtumas, sodra. Sodra yra pasmerkta gyvuoti, todėl, kad rinka jos nepajėgi pakeisti, nes yra informacijos asimetrija, yra ateities neapibrėžtumas ir rinka su jos nesusidoroja. Bet jeigu žvelgiam į švietimo sritį, yra dvi labai svarbios rinkos nesėkmės, kurios yra bendro pobūdžio, bet švietime jos pasireiškia labai aiškiai, tai teigiama išorinė nauda. Rinka su ją nesiskaito ir tos naudos tai turime galvoje tai, kad vaikų mokymas yra naudingas ne tik jiems, ne tik jų tėvams, jų šeimai, bet ir visuomeniai. Tai žinoma yra banalu. Bet tai yra didesnė nauda, kai yra mokymas bendrasis standartizuotas, tada žmonės gali susikalbėti, jį baigia panašų arba vienodą. Ir rinka su to negalėtų susidoroti, užtikrinti pakankamą paklausą, norą visų mokytis. Ir už tai mokėti, žinoma. Ir iš kitos pusės, jeigu kalbam štai apie profesinį mokymą, apie studijas, yra didžiulė problema rinkoje informatumo asimetrija, kada besimokiantieji taps ekspertais tai, ką jie gauna tik tai po studijų. Ir galbūt gerai būtų, kad jie baigtų kelis universitetus, tada galėtų pasakyti, ar Lietuvoje studijos prastos ir ar geros, kuriam universitete geresnės, kurios prastesnės. Čia yra problema, kur rinka nesusitvarko ir reikia įsikišti. Teisingumas švietime, vaikų ir jaunuolių ateitis neturėtų priklausyti štai nuo veiksnių, kurių jie negali pakeisti. Ir tam tikrą teisingumą gali rinkos užtikrinti, jos užtikrina paskirstimą ekvivalentiškais mainais. Bet toks teisingumas daugelį atveju yra žmonėms nepriimtinas, ypač kai kalbam apie švietimo sistemą. Taigi reikalinga tam tikra darna teisingumo ir efektyvumo, arba galėtume sakyti tas valstybės kišimosi ir rinkos tam tikrų elementų taikymo švietimo srityje.
Ir jeigu tai mes paėgam suderinti, vienas kitą tie dalykai sustiprina, jeigu nesugebam suderinti, jie gali vienas kitą susilpninti. Tarkim, štai efektyvumo ir teisingumo siekis bendro lavinimo srityje. Dėl teigiamos išorinės naudos valstybė prastai smulkmeniškai nustato lavinimo švietimo programos turinį, privačios mokyklos gali pasiūlyti dažniausiai antraeilių dalykų ir todėl dominuoja valstybinės. Yra beveik masinis įsitikinimas, kad dominuoja valstybinės mokyklos todėl, kad jeigu būtų privačios, tai dalis tėvų nesugebėtų susimokėti. Mes duodam krepšelius. Kokia problema? Privačios mokyklos gauna krepšelius. Kodėl jos neišstumia valstybinių? Lietuvoje, tarkim. Kodėl nenyksta valstybinės mokyklos? Mes bet tik panaikinkim reguliavimą, smulkmenišką programos ir ko gero, kad tada pradės stumti. Bet tada galim įsivaizduoti štai, koks bus tas švietimas, koks jo bus turinys. Norint paskatinti rinkos plėtrą, būtent tie krepšeliai yra taikomi. Privačios mokyklos be to dar gali imti tą vartotojo įmoką, o valstybinėms neleidžiama. Tai reiškia, kad kuriama to paties produkto ar paslaugos dvi rinkos su skirtingomis kainomis. Ir kainos tos yra skirtingos ir pirkėjų, ir pardavėjų. Ir yra pavojus, kad daugiau geresnių visuomenės išteklių pereis į privačių mokyklų sektorių, todėl kad ten daugiau patenka lėšų. Gali diferencijuotis lavinimo kokybė tarp sektorių privataus ir valstybinio, gali pasiskirstyti mokiniai, neturtingų šeimų vaikai į vieną sektorių, kuris mažiau kokybiškas, pasiturinčių į labiau kokybišką. Bet kadangi gamtoje ta politika neveikia, tai dalis gabių vaikų, neturtingų tėvų nepasieks geresnio išsilavinimo, visuomenė tenka dalies potencialios švietimo išorinės naudos. Tai yra neefektyvu. Būtent, kai kalbam apie tos dalykus, dažniausiai vertinama iš teisingumo pusės. Bet svarbiausia, tai yra ir neefektyvu. Tai praradimas gebėjimo mokytis ir atitinkamų rezultatų. Ir žinoma neteisinga, kai lavinimo galimybės priklauso nuo šito veiksnių. Aš, matyt, kad jau mane žiūri, kad reikia užbaiginėti, aš peršausiu truputį studijų dalyką, bet daugiau prie bendrimų. Štai kaip efektyvumo siekis gali sustiprinti švietimo teisingumą. Mokysis už paklausęs studijas, tarp verslo mokykloje, tų, kurie pasirengė ir pajėgia mokėti. Tik sustiprintų teisingumą, kaip dalyvavimo visuomeniai kaštų ir naudos teisingą paskirstimą. Žmogus perka tai, iš ko jis turės naudą. Kaip žmogus perka automobilį, taip žmogus perka studijas. Jeigu jis pajėgus įpirkti ir jeigu tam yra paklausa, jis nori tai įsigyti. Kodėl už jį reikia mokėti, už jo studijas? Riboto visuomenės išteklio, tai yra mokymosi gebėjimų panaudojimas arba galimybių mokytis visiems sudarimas, kartu yra ir kompensacinis teisingumas arba pozityvi diskriminacija. Jeigu mes siekiam, kad kiekvienas gabus vaikas įgytų gerą išsilavinimą, būtų naudingas visuomeniai, mes kartu štai pritaikom tą kompensacinio teisingumo principą. Informacijos asimetrijos mažinimo siekis pagerina studijų pasirinkimą ir jų rezultatus, o kartu prisideda prie procedūrinio teisingumo. Ir iš kitos pusės žiūrint, kaip teisingumas siekis gali sustiprinti švietimo efektyvumą. Tie išoriniai teigiami poveikiai gali būti geriau pasiekti siekiant teisingumo, perskirstant išteklius, paremiant tuos, kurie neturtingi. Perskirstimas švietimo gėrybių formą nemažina paskatų dirbti. Čia dažnai keliama ta problema, kad štai žmonės gyvena iš pašalpų, jos yra per dosnios, per lengvai duodamos ir todėl žmogus nebenori dirbti. Tai štai čia yra perskirstimas ne rezultatų, bet galimybių ir proceso. Atvėrimas dalyvauti tame mokymosi ar studijų procese. Ir tai yra ne rezultatų teisingumas, todėl nėra baimės ar neturėtų būti baimės, kad sumažės paskatos dirbti. Dar daugiau sakoma, kad štai yra ir priklausomybė perskirstant. Žmonės tampa priklausomi nuo geros valstybės, nuo pašalpų sistemos ir kaip nuo narkotikų. Jie nesiekia pasikeisti savo gyvenimo. Tai tik sveikina būtų, kad švietimas sukurtų tokią priklausomybę. Taigi galim nebijoti tą prasme perskirstyti ir siekti teisingumo. Ačiū uždėmesi.